Sveiki visi sugrįžę į Drogo kanalą, mano vardas Kamilė. Šiandien jums parodysiu, kaip pasidariau šiuos 3 šventinius makiažo įvaizdžius. Visoms moterims bus tikrai įkandami įvaizdžiai, tikrai galėsite jas pasidaryti namuose. Ir, kaip visada, raginu sekti mūsų socialiniai medijoje. Turim TikToką, YouTube kanalą, Instagramą, Facebooką. Taip pat galite sekti mane ir pradėkime greičiau, nes jau kalėdos ir nauji metai jau beldžiasi į duris. Tai pirmam spindinčių raudonų lūpų įvaizdžiui naudoju Rimmel raudoną lūpų pieštuką ir apsivedu lūpas. Tada pasiemu tamsiai raudonos spalvos Rival de Loop lūpų pieštuką ir apsivedu tik išorinės pusės, kad sukurčiau tokį gražų perėjimą. Tada pasiemu raudoną matinį lūpdažį iš Max Factor ir tepu maždaug viduriniai pusiai. Ir su mažyčiu šepetėliu išsklaidau viską. Kai matinis lūpdažis jau išdžiūvęs, tada pasiemu maskuoklį iš Rimmel. Multitasker, labai geras maskuoklis beje, pasiemu jo truputėlį ir tepu vidinėje pusėje. Ir paskutinis žingsnis, blizgis, naudosiu paprasčiausia iš Essence ir įtaukšnoju. Įjungiau švieselę, kad labiau matytųsi. Štai kaip atrodo pirmas lūpų įvaizdis. Tikrai nieko nėra labai sudėtingo, gali tikrai kiekvieną pasidaryti. O dabar galime judėti prie antro įvaizdžio. Taigi, antro įvaizdžio pagrindinis akcentas yra akys, mauve, šviesiai violetinės spalvos, dabar labai madingos spalvos akių šešėliai. Tai pirmą pradedu nuo NYX Ultimate Warm Neutrals akių šešėlių paletės. Tai kaip jie atrodo, ją dengsiu per visą akiduobę. Štai tokiais judesiais. Labai graži šita spalva, daugeliui akių spalvų tinka. Ir mažumėlę ją sklaidysiu link antakio. Lygiai tą pačią spalvą ir išorinėse kampučiuose sklaidau. Tada pasiemu šviesiausią spalvą baltą iš tos paletės ir ją dengiu vidiniuose pusėse, kad sukurti to tokį kontrastą baltą ir mauve. Čia naudoju matinės spalvas. Na va, viskas maždaug taip turėtų atrodyti. Nusibražiau eyelinerį su šita tamsiausia spalva ir dar pridėjau juodos. Toliau kitas žingsnis - užbaigti akių makiažą su tušu. Naudosiu Mad Lash, mano vienas mėgstamiausių iš Drogo. Jeigu dar nesat bandę, labai rekomenduoju, labai gerai atskiria blakstienas, jas pastorina, pailgina, žodžiu, all in one. Toliau noriu suteikti spindesio, užsidėjau chalatą, nes užšalau namie. Noriu suteikti spindesio veidui, nes dabar toks ganėtinai matinis veidas. Catrice šitas highlighteris, kaip saldainiukas. Pasiemu tokios formos šepetėlį. Ir ant aukščiausių veido zonų tepu. Šitas įvaizdis ir yra toks ledo karalienės makiažas. Tai norisi, kad oda kuo daugiau spindėtų. Noriu šiek tiek panaudoti ir skaistaliukų, naudosiu ir iš Bourjois. Rose Frisson, Frosted Rose, 54 numeriukas. Labai graži tokia koralinė spalva ir priduos šiek tiek spalvos veidui. Dar papildomos spindesio priduos. Lūpos. Lūpos apsivedu su Deborah Milano 2-in-1 02 numeriukas, bet tiek va man jo liko, nes ant tiek jis man patinka. Lūpos galite užsitepti tiesiog lūpų pieštukas ir lūpų blizgis. Aš naudosiu ekstra lūpų blizgį iš Essence, Meta Glow vadinasi. Pasižiūrėkit, kokio jisai grožio ir suteiks max spindesio. Aš kalbu, va tokio spindesio. Mano antras įvaizdis baigtas. Įvaizdžio pavadinimas yra žiemos karalienės įvaizdis. Akys šaltos, lūpos blizgios. Labai gražu ir labai faina, kad blizgo oda. Dabar keliaukime prie trečio įvaizdžio. Na ir trečias įvaizdis bus rudi, blizgantys šešėliai ir ryškios lūpos. Turiu 2 bazinius produktus, akių šešėlių paletė ir lūpų blizgį. Pradėsime nuo akių. Šitą paletę iš Catrice žiauriai myliu. Vožtelėjau gerai netyčia vieną kartą, tai šiek tiek sutrupėjo. Bet spalvos, pigmentacija sklaidosi. Va, pažiūrėkite spalvas. Nuostabu. Padarysim tokį rudą, biškį smoky eye. Šį sezoną toks smoky eye su tokiom spalvom. Koraliniam, rudom, labai madingas. Tai pradėsiu nuo šios spalvos, tokios tarpinio varianto šviesios, rudos ir tamsios, nes visada akių šešėlius reikia pradėti tepti nuo šviesiausių iki tamsiausių. Ir jie dengsiu akiduobę. Ir man kažkoks ant akių vokų dermatitas prasidėjo ant dienų, aš nesuprantu kodėl. Žiauriai išsausėjo,
Gal kam nors irgi taip pat yra buvę, jeigu yra buvę, palikit komentarą, pasakykit, kaip jūs gydotės. Aš galvoju, gal reiktų kokių, aišku, kad labiau drėkinti akių vokus reiktų, tai faktas, bet kodėl akių vokai, kodėl, aš žiūriuosi, kad čia ant veido, ten, pavyzdžiui, žando, bet kodėl šitose vietose, žiauriai įdomu. Nežinau, matysit per video, bet aš liečiant matau, aš liečiant jaučiu, tai va, toks mano problemas. Tada pasimsiu šitą matinę tamsiai rudą spalvą ir ją dengsiu jau grinai išorinėse kampučiuose, kad patamsinčiau. Tada pasimsiu kitą tą patį šipetėlį ir viskas klaidysiu. Na va, jūsų akis turi atrodyti maždaug taip, kai kampučiai tamsesni. Tada pasimsime. Turbūt, kad štai šią blizgę tokią į koralą šiek tiek neša. Iškart toks komplimentas akims. Ir pačią šviesiausią blizgės spalvą tepsiu vidiniuose kampučiuose, kad atvertų akį. Wow, vadai va. Na va, akis daug maž taip atrodo. Beliko tušas ir lūpos. Tušą naudosiu Mad Lash, mano vienas mėgstamiausių iš Drogo. Turbūt kiekvienam Drogo filmuke rodau šitą tušą, nes jis antiek nerealus. Lūpos apsivedžiau su Deborah Milano 2-in-1 Gel. Praeitam look'e naudojau šitą lūpų pieštuką. Ir tada Max Factor lūpų blizgis, 2000 kalorijų, spalva, Caramel Swish. Žiauriai, visa man šitą liniją labai patinka šitų lūpdažių, lūpų blizgių. Labai tik šitą spalva, šitą įvaizdžiai. Nuo trečias šventiškas įvaizdis, kaip jums? Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų filmukų.